Sveiki atvykę prie mano video. Ir taip. Tai mes praeitą kartą buvom benami ir turi žiauriai gerą žinią. Močiutė, mums leido toliau gyventi pas ją. Taip, jį mums atleido. Ir dabar, kas ten pridaryta ant sienos? Kas taip negražiai pripaišė? Čia liūdnas, o čia piktas. Gerai, bet pirmą padarom komentarus. Taip, mes darysim komentarus. Parašykit būtinai komentarus, kokią spalvą man dažyti. Maldauju jūsų, parašykit. Ir nepamirškit prenumeruoti. Nes viena prenumerata. Net nežinau kas. Pagalvosim dar. Nes man viena prenumerata yra... Jūs galite prenumeruoti visiškai nemokamai ir tai nieko nekainuoja. Ir jūs man labai padedat. Ir aš būsiu labai dėkingas jums. Taip, ir gerai, baigiam dažyti. Štai jūsų užsakymas, ponė. Na kaip, patinka? Geltonas ir raudona. Gražu, ne? Gerai, dabar mes turiu dar vieną dalyką pasakyti. Kol keliaujam atgal. O kaip aš grįšiu atgal? Ai, tik per meniu einam į paslaptingą kambariuką. Taip, ir yra toks dalykas, mums vis tiek reikia užsidirbti pinigų, tai mes dirbsim pas močiutę, jo. Dabar pabandykit atspėti, kuo aš dirbsiu. Po to galėsim pasiūlyti ir daugiau darbų. Jo, ir gerai, taigi dabar mes dirbsim, paklausyk močiutę, mes dirbsim kavinės darbuotojų. Taip, bet... Gal iškepsim šitas pelytes? Taip, ateik šį pelytę. Geras pelytes. Geras pelytes. Geras pelytes. Viena. Ach tu. Kur tu bėgioji? Kur tu bėgioji? Kur tu bėgioji, tu pelytė? Mes iškips. Pabėgom pelytės. Būk čia. Gerai, man jau atsibodo. Gerai. Tai kur mes galėtume gaminti maistą? Patį restoraną daryti. Gal virtuvė? Ne, bet virtuvė tai ten mes gaminsim. Gal ant sofos, nes patogu. Bet ne, močiutė čia ateis dažnai. Gal pas čia? Gal iš tikrųjų čia? Va, tokį restoraną. Bet tada labai toli nešti. Ir galima sudaužyti. Aš sugalvojau, gal aš čia gal pastovu, čia yra daug vietos. Gerai, tai dabar mums reikės kelių dalykų. Tai pirma, mums reikia maisto. Taip, maisto. Antra, mums reikia draugo. Oi, atsiprašau, darbuotojo. Aš galvoju, močiutė galės dirbti, bet močiutė dabar užsiemusi. Jo. Tai va, čia pagrindiniai dalykai. Ir... Na, taigi pradedam nuo darbuotojo. Spėkti, kas mūsų darbuotojas. Mūsų geriausias, ištikimiausias robotukas. Labas. Geras. Geras. Nemanės? Nu, gerai. Apsikabinam ir važiuojam. Visų greičių pirmyn. Robotuk, visų greičių pirmyn, sakiau. O, atvažiuoja. Geras. Gerai. Dabar... Robotuk. Žiūrėk. Dabar reikia mums pagaminti pirmą mūsų patiekalą. Salotas, bet žiūrėkit, yra tokia problema. Ten daržovės. Pala, aš matau kažką mačiau. Taip, robotuk. Čia svirtis. Ir čia pašytas šaldytuvas. Gerai. Gerai. Mes turim dabar daržovės. Čia pomidors? Nežinau. Gerai, dabar mums reikia dubenėlio. Ir ten dubenėlį. Hop. Dešrelį. Gerai, paimk atsargiai dubenėlį. Atsargiai. Gerai. Dubenėlį paėmėm. Atnešam aš tai čia. Gerai, dabar mums reikia peiliuko. Su kuriuo geriausiai pjausti daržovės? Aš manau su šituo. Įsidedame. O atsargiai, kad nesuspjaustume. Dabar mums reikia bulvytės. Ne. Žalia bulvė nelabai į salatą. Ir iš viskas dėdate bulvės į salatas. Pažiūrėkite komentarus, iš ko jūs darėte salatas. Nes man šiaip įdomu. Gerai, dabar reikia papjausti nuo
morkytė niekur nebėga. Gerai, papjaustyta. Galim sudėti. Morkytė. Jo, gerai. Man mums reikia agurko. Papjausim agurką. Ha, šnindzė. Agurko. Agurkėlę. Ir pomidorą. Taip, pomidorą dėsim dar. Dėsim pomidorą. Va, šką reikia 40. Taip, toks salatytės. Dabar reikia atsargiai jas labai nešti. Ir dabar reikia. Taip. Pusė iškrito, bet nieko tokio. Tai va. Robotuk. Dar robotukas užstrigo. Nieko tokio. Reikia atitempti čia. Va. Ja. Čia va bus salotus. Čia bus salotus jau paruošėm. Robotuk. Kur tu? Nepyk, prašau. Būk prie salotų. Gerai. Tu jas pagardė prieskonių pridėk. Ja. Ir pamaišyk, gerai? Nevažiuok pas mane. Salotas gamink, gerai? Gerai, tada gal įjungiam orkaitę. Kaip įjungti orkaitę? Nagi, orkaitę įsijungi. Kaip įjungti orkaitę? Gal pagaliau mums pavyks atidaryti orkaitę? Nagi. Gal tau mygtuką reikia. Robotuk, vis tiek atėjai. Na gerai. Orkaitė neatsidaro, tai nežinau, ką mes darysime. Nieko tokio. Šaldytuvas. Kad jis beveik tuščias. Šaldytuvė beveik nieko nebeliko. Yra baklažanų. Mėsytė! Gerai. Sėdam į burną. Opa, žiūrėkit. Ir mes įdėsim keptuvę mėsytę. Jungiam kepti. Ai, gerai. Pik. Mama, čia padėsi man gaminti. Nes čia aš tau gaminti uždėbinėjau. Mėsytė. Op, suko. Jau užsukau. Gerai. Mėsytė. Gerai. Mėsytė paruošta. Padarysim tokį labai skanų patiekalą. Tik lėkštutės. Taip, lėkštutės reikia. Atsargiai. Oi, vos nukrito. Paim lėkštę. Gal nešim iš karto į apačią. Taip. Dėsim paštrašiavą. Gerai. Dar reikia vištieną. Taip, vištienas kepsnys su, aš galvoju, agurkais. Ja, su agurkais. Esam, ha. Ei, nebėg agurkė. Skanus. Iškart sumesti vaštą. Taip. Gerai. Mini restoranas. Šitas restoranas skirtas tik tai katytėm. Ne mačiukėm. Jo. Tačiau mačiukė nevalgys. Kačiukai valgys. Na štai. Kačiukai nevalgys. Gerai, nori dar kažko. Ai, užstrigau. Ką dar galim pagaminti valgyti? Einam pasižiūrėti. Ką mes dar galim pagaminti? Gal sugalvoju. Darom šitą. Oi. Tai viskas gerai bus. Paimam batoną. Padarysim atkeptus batonus. Nu, gruzdintus batonus, nežinau. Tiesiog padarysim. Kas šitą dar? Nežinau. Tai dabar atsargiai uždaryt. Užsidaryk. Oi, mano batonai. Gerai, ačiū.
Gerai. Reikia vieną į burną įsidėti. Kur mano batonas dingo? Kur tas batonas? Gerai. Batonė niekur nepabėga. Gerai. Mano pomidorai. Kodėl pomidorai pabėgo? Niekur nebėgit pomidorai. Jūs būsit salatytėse. Gerai. Čia paprika? Nežinau, bet kažką krebučių saldaus. Ką dar galime pės? Krebučių. Negerai. Robotuk, tu čia irgi gamini maistą? Tegu gamina. Aš nežinau, ką dar pridėti prie skrebučių. Pala, jeigu tai kačiukai vinė, aš žinau. Opa. Mano maisto atsargūtas. Aš pusę jų išpyliau. O, ne. Reikia gražiai sutarkyti. Mačiute, čia tik dirba. Gerai. Toliau galime tęsti darbą. Va. Čia va. Dabar mums reikia lėkštės. Lėkštė. Bet ką paimam šitą gražestą? Tik nenukrisk. Nenukrito. Nukrito, bet nesudužo. Žiūrėkit, nedūžta. Nedūžta lėkštė. Ui. Žiūrėkit, nedūžta lėkštė. Gerai, nedūžta. Kodėl nedūžta? Kažkaip keista, kad nedūžta lėkštė. Ji nedūžta. Geras. Gal nuo čia pasiemam, bus greičiau. Atleisk. Aš panaudosiu kitą lėkštę. Panaudosiu kitą lėkštę. Oi. Atleisk. Bet aš panaudosiu kitą lėkštę. Oi, atleisk. Labai nenorėjau. Gerai, truputuką mūsų darbas nesiseka. Bet nieko tokio, čia truputuką nepasiseka. Im, atsigerk. Oi, labas, mačiute. Oi, atsargiai. Atleisk. Labai atleisk. Aš atsigersk. Sutaušėm viską. Gerai, šitą dabar supyko ant mūsų. Tik tu nenukrisk. Nesudužo. Na gerai, tada paimam kačiuko lėkštę. Ne, kodėl jis sudužo? Ne. Guliukas. Nepyk, močiutė, nu. Oi, ne, šito nenaudok. O gal auguliuką kaip pasiimas mūsų pasiaukint? Pasiėmė, dėl visko. Opa. Mačiute, įstrauk iš kelio, nenoriu užgaut. Va. Dabar mums reikia lėkštės, kuri liko beveik vienintelė ir nesudužo. Jo, čia nežiūrėkit, kas čia nutiko. Skrebučių su skanukais. Skanukai. Va. Tai va. O šitą padėsim savo draskyklės, kad po to nueitume prisipildyti, valgyti. Va, taip va. Tobula. Tiesiog tobula. Žinau, ko trūksta? Trūksta radijos. Su muzikėlė. Taip. Padarysim tokį restoraną, kuris bus uždarytas. Nu, tipo, kaip su siena. Gerai. Kaip pagarsinti. Oi. Kaip pagarsinti. Gerai. Gerai. Gal šitą? Jo, šitą gerai viską. O, ne.
Kodėl nukritai? Pastovėk ramiai. Gerai. Dabar mums trūksta čia kažko, kad uždengtų. Gal kaktusą? Jo, kaktusą gal. Ne. Močiutė supyks. Ką aš padariau? Šįkart močiutė neateina, ar aš nesupyk. O gal jį mėgoju? Na štai, pasodinom iš naujo. Gerai, žiūrėkime va. Mūsų parduotuvėlė. Ateikit ir pavalgykit, atidaryta oficialiai, tik šitą čia nežiūrė. Gerai. Taip ir bėgakys. Gal turbūt ką skanaus. Gal klientams supjaustys, žinot, kad būtų mažesniais gabaliukais, nes kačiukai tikrai nesuvalgys visą. O taip. Gerai, tik vieną gabaliuką. Oi, šitą patiekalą jau nebebėra. Gerai. O, užsakymas. Gerai. Paimė iš... Paimė. Robotuk. Kur robotukas? Robotuk? Robotukas. Robotuk. Tu pagaminai maistą ir iš tavęs tu pardavai maistą. Ačiū, geras. Šaunuolis. Gerai. Kodėl mano niekas dabar? Niekada, kad tu ko paskatinimas. Gal, žinot, supjaustysim ir batoną mažesniais gabaliukais, kad kačiukam būtų lengviau suvalgyti. Paragasim vieną gabaliuką. Oi. Ir duonos. Oi. Atsiprašau, bet ir šitą nebėra. Reiktų tokio su dydžiu. Gerai, daugiau nebevalgau. Gal paklausim robotuką, kaip jam pavyksta viską parduoti. Labas, močiute. Robotuk, kaip tau pavyksta viską taip parduoti? Čia tavo restoranas? Paskai? Tai kad tu viską suvalgiai. Ai, šiaip jau. Jeigu jums šitas video patiko, kaip aš atidariau restoraną, bet aš pats valgiau mano pagamintą maistą ir norite antros dalies, kaip aš toliau dirbu ir bėgu gal nuo močiutės ir toliau daužau vazas, būtinai nepamirškit prenumeruoti ir paspausti laiką, nes laiką ir prenumeruoti yra svarbiausia. Matot, kas nutiko močiutė? Nes jie manęs neprenumeruoja. Taip, jį manęs neprenumeravo. Pasižiūrim. Koks kodas? 0439? Oi, ne. Atleisk. Pasižiūrim, ar prenumeravos močiutė. Čia yra kažkur kodas. Komentaruose rašė, bet aš paskutinio skaičiaus nelabai atsimenu. O ne. Kodėl taupyklę būtinai dabar turėsiu dušti? Atleisk. Taip, tu pyksti ant manęs. Bet aš už tą ant tavęs nepykstu. Tai va. Nieko tokio. Kur kodas? Na gerai, jeigu jums patiko šitas video, kokia kietų vaza. Jeigu jums patiko šitas video ir norite antros dalies, spauskite laiką. Viso gero.